Nu, sveiki. Sveiki. Išaušo graži diena, šeštadienis. Tikrai graži diena. O mes važiuojam mūsų krokodiliuką. Išbandysim dar kartą. Jau bandėm prie platelių. Buvo apie 12 laipsnių, dabar naktį kažkur apie 5-4 laipsnių. Gal su varvekliais negrįšim. Reikia išbandyti šildymo sistemą. Jeigu ką bus parodysiu. Kaip tokiam laikotarpiui oro rodo neblogą. 15-14 laipsnių šilumos, aišku, dienojus. Vakare, aišku, bus mažiau. Pirmin. Žiūrėsim, kas ten bus. Sveiki, į kartą deportavimas Druskininkus. Sustojom tokiam puikiam kempinge. Šiandien spalio 12 dieną. Orai dar labai normalūs. Ką mes su Kibaldžiuku pasiruošę su dviračiais kilti kažkur. Tai mūsų krokodiliukas, kiek vietų, tuščiai. Niekam nereikia, yra vienas aparatas. Tokie orai tik tais ir keliauko. Vykstam, savažinėsim. Čia šalia armėno restoranas. Gal nueisim, žiūrėsim. Minam. Jeigu kas bus įdomus, parodysiu. Tvarėm į parką. Šiuo metu laiku tai žmonių čia daug vaikštinėja. Mūsų dviračio takai tuštoki, nieks nesimaišo. Kažkas ten centre vyksta. Nueinsim pažiūrėti. Šiandien oras tai pasaka. Baldžiukas mano kepurė apsimovė, patenkinas. Gerai, einsim toliau. Spalio 12, bet fontanai dar Druskininkuose pilnai varo. Ten vyksta kažkoks ralis buvo. Matyt, kaip visada koncertai bus, netgi garuoja vanduo. Šilta. Šiandien šilta, puiku. Mūsų naktinė romantika. Grįžom su dviračiais pasivažinėję, sutemo labai greitai. Mūsų švietimas kol kas nepasiruošė, nes šiaip žiemos sezonui silpnas. Taip šviesiau, jeigu šviesiai padarysiu. Gerai. Sugalvojom dešrelį įsikepti. Dar ankstoka palyginus. Jau pusė 8. Jau tamsu. Čia šalia restoranas, bet mes geriau dešrelės valgysim. Aš toksai žiburys. Gera lempa. Viskas matosi. Darbuojas, kaip kudešas. Bet vakaras tai puikus. Šilta, malonu. Sveiki. Išaušo, kaip sakant, jau pietai. 12 valandą mes čia kol išsirituliuojam, kol viskas jau šiandien sekmadienis, antrą dieną Druskininkuose. Dabar pabandysiu paskraidyti čia po vietas. Vėjas nemažas, nenoriu rizikuoti. Nesu dar profas toks, kad ar kur nors nutūpne ten. Pranešė, kad čia Baltarusija netoli gali numušti, tai nerizikuosiu. Parodysiu, kur mes čia randame. Vieta labai graži. Klausyt tylos, pabūt. Mums užsakytas tobulas rytas, kur išeini. Lapai bespalviai, rudenio kalviai, vėl nukalti. Ašaros sūrios, gilios kaip jūros, kai tu kalbi. Gatvės alėjos, skriaudžiamos vėjo, rudens naktį. Liūdna gėlė, kurią visi pamiršo, nuleis akis. Prie žemės taip arti, žinau kažkur, tekėt nustoja upės, man šis ruduo sunkus tartum akmuo. Žinau kažkur, tekėt nustoja upės, man šis ruduo sunkus. Mums užsakytas tobulas rytas, kur išeini. Lapai bespalviai, rudenio kalviai, vėl nukalti. Ašaros sūrios, gilios kaip jūros, kai tu kalbi. Gatvės alėjos, skriaudžiamos vėjo, rudens naktį. Tobulas rytas, kur išeini. Lapai bespalviai, rudenio kalviai, vėl nukalti.
ašaros sūrios, gilios kaip jūros. Kai tu kalbi, gatvės alėjos skriaudžiamos vėjo, rudens naktį, kur išeini. Rudens naktį, kai tu kalbi, gatvės alėjos skriaudžiamos vėjo, rudens naktį. Jo, truputį pasklaidžiau, išėjo parodysiu. Oras tikrai, vėjo gūsiai užėjant, o taip tai šilta, malonu. Naktį praleidom visai nieko, apie 4 valandą. Pasižiūrėjom temperatūrą, jau 9 laipsniai kažkur buvo nukritę. Taigi piečką vrubilinam, pusvalandis ir vėl gerai, išmiegojom puikiai. Matot, kokia puikiai graži gamta, kokie gražus medžiai, lapai pageltonavę. Vakar lietaus liktai rodo, vėl sėsim ant savo eikliųjų žirgelių ir suksim ratus po Druskininkus. Vieta super, o ne su palapinėm vasarą atvažiuoti. Dušas yra, toliau visi malonumai. Ir kadangi savo turim, tai čia per daug nevaikščiojam. Važiuojam. Koks vaizdelis gražus, gal čia per kantį, kad jis nepersimata. Skardis didžiulis ir apačioj Nemunas. Čia mes po tokį parkiuką su dviračiais važinėjomės, tai po grybų ieškom. Nes pakeliui grybautojų tai buvo pilna. Fainas miškelis, gražus vaizdas. Toks skardis nemenkas. Kvepia tai, labai mišku, tokiu pušynu. Kibaldžiukas ten laukia, gerai, važiavam toliau. Koks oras fainas. Šiandien spalio 13 mes vėl prie fontanų. Kažkokius pastatė sparnus trugelio. Fontanas tiesiog dūmai veržiasi. Savivaldybė remontuot pradėjo. Žmonių kaip sekmadienis neypatingai. Bet yra. Oras tai puikus. Niekas neužsakė muzikos. Kibaldžiukas sėdi. Kokius sparnus padarė. O čia gali savo snukutį įkišti rėmą. Važiuojam toliau. 6 valandas, truputį meluoju, po 5:30 dar. Grįžome, išvažinėjom Druskininkus visas apylinkės, Kibaldžiukas priekį važiavo, nieko nestoja, nieko negaliu pafilmuoti, lekia kaip pablūdus. Meteorologai šį kartą atspėja. Apie 6 valandą pranašavo, Lietuva pradėjo lašnuoti. Pačiu laiku mes grįžom. Atvažiavo švedai kaiminystė, norėjau aprodyti jums čia tas vietas, galim šašlikus kepti. Lietus, nueisim pasižiūrėti. O čia, matot, tokie yra, galima atsisėsti, gražių orų, netokių kaip dabar. Tikrai negalim skūstis. Iki šiol oras tikrai geras buvo, važinėjom netgi šilta. Persirengęs, aišku, kai čia čiundru, viskas yra išlikiniai. Kas su palapiniam vasarą ar kemperiais, tai čia, vasarą. Toksai. Dar tikriausiai baigsiu. Ir toj pailsėsim gerai, ir brauksim link namų. Kažkas gyvena tam namelyje. Gerai, iki kitų susitikimų. Jaučiu, ši kelionė mums buvo kraštutinė šiais metais. Tai žinot, ką padaryti. Pakelti nykštį viršų arba į apačią. Komentarų net neprašau, nes čia yra misija neįmanoma. Važiuojam. Toliau laimės ieškoti.